Labadiena, Raimondai. Malonu Jūs matyti. Dar kartą turim galimybę pašnekėti apie visokius svarbus dalykus. Labas. Labą dieną. Labas. Turiu omenyje su Jumis pakalbėti apie elnių populiaciją, apie žalą ir dabar nesenai buvo derinimas dėl naujos žalos apskaitos metodikos. Tai man įdomu, kaip tai įtakos medžiotojus. Ar bus kažkokie ten pakeitimai susiję su kompensacijų mokėjimą. Ir paskui dar yra keletą man klausimų, kas įtakoja elnių populiacijos augimą. Nes dabar pagal aplinkos apsaugos ministerijos duomenys ten yra 86 000 ir tai praeitų metų apskaita. Nu tai va, tai pirmas klausimas, norėjau su Jumis pakalbėti apie elnių populiacijos augimą paskui, bet apie žalą, ką jie daro ir apie šitą apskaičiavimo metodiką, kaip ten buvo, ar buvo derinamas su medžiotojų organizacijomis, ar buvo kažkokios pastangos ten priimtos iš Jūsų? Žinot, pastabas. Žinot, tarp kitko, Žemės ūkio ministerija kartu pasikvietus aplinkos ministeriją paruošė naują žalos apskaičiavimo metodiką. Deja, apie jos svarstymą ar galimybės ne viena medžiotojus vieninti visuomeninė organizacija nebuvo nei informuota, nei pakviesta. Mes gavome tokį pusiau neoficialų, reiškia, informaciją iš aplinkos ministerijos, reiškia, su šito tam tikros skyriaus, kad jeigu galit pasižiūrėkite, kad ten ir ten yra patalpinta. Taigi ta žala įneša pakankamai tokią rimtą, aš manyčiau, sąmaištį, dėl to, kad, kaip pasakytinai daromas skubos tvarka, įnešamas naujas žalos apskaičiavimo toksai mechanizmas, kaip dronai, elektronika ir visi kiti dalykai. Aišku, nieks nekalba apie pinigus, apie kiek tas pabrangs, kas darys kokias sutartis, kokie konkursai, kas kontroliuos ir taip toliau. Tai yra be galo toks įdomus dalykas ir aš manau, kad tai yra daromas skubos tvarka, siekiant tą visą tai ūkiškai prastumti iki rinkimų, dėl to, kad, manyčiau, įsijungia kažkokios lobistų grupės. Šiaip, jeigu žiūrėti apie žalą, aš manyčiau, kad reikėtų ko gero išskirti žvėrių klausimą, žvėrių nuosavybės klausimą, kuris be galo yra aktualus ir apie kurį mes visiškai nieko nekalbam. Tai yra, žvėris yra valstybės, pirmas dalykas, ir yra ne tik valstybės, žvėris yra dar visuomenės. Kiekvienas gyvenantis pilietis ir pasaulyje turi teisę matyti arba turėti per visuomeninį nuosavybės jausmą, turėti tuos gyvūnus tose teritorijose, kur gyvena, matyti juos, klausyti, uosti ir taip toliau. Tai aš manyčiau, klausimas toks yra labai įdomus, kaip ir visiškai iki šioliai nieks nekalba apie tai, apie minimalią populiaciją. Minimali populiacija ir valstybė tai be galo svarbus. Bet buvo, palauk, Raimundai, bet buvo kažkada toks pakeltas klausimas, kad reikėtų tokius tyrimus daryti, kiekvienas medžiotojų būrelis turėtų atlikti tokius tyrimus už savo pinigus. Irgi labai geras klausimas, kodėl už savo pinigus atlikti tyrimus, kokia yra ta jų medžioklės plotų, biologinė patalpa, kiek daug gyvūnų gali. Taip. Buvo savo laiku, buvo pradėti medžioklėtvarkos projektai. Jie buvo padaryti daliai, reiškia, aš manyčiau, apie 30% Lietuvos teritorijos, ne? Tai yra būreliams, kada kiekvienas būrelis turėjo įvertinimą savo medžioklės plotų, pagal savo kokybinį įvertinimą ir pagal savo talpumą. Ir ten būdavo parašyta, kiek gali būti žvėrių maksimumas ir kokių žvėrių gali būti minimumas. Tai minimali populiacija buvo tai, ir tai buvo daroma valstybės lėšomis, ne? Ir bet tai senai buvo? Tai buvo senai? Oi, tai jau buvo prieš kokį 15 metų ar 13. Ir tame tarpe aš visus tuos metus kalbu, kad žvėrių apskaita ir tie projektai turėtų būti padaryti, reiškia, valstybės lėšomis, iš tikrųjų, dėl to, kad mes žinotume, kiek, ir tarp kitko darant tą projektą, iš tikrųjų pasidarytų ir žvėrių apskaita. Ir mes turėtume tikslę, be jokios kritikos žvėrių apskaitą, dėja valstybė pasakė, mums tas nerūpi, duokite pinigų, o jeigu ir bus tų pinigų, mums vis tiek tas nerūpi. Taigi yra klausimas įdomus. Tačiau jeigu mes žiūrim į nuosavybės formą ir atsakomybės klausimus, tai yra, reikėtų vėl skirti, kiek tos atsakomybės neša medžiotojai, kiek dėl žalos, paskaičiavimo, kiek tos žalos arba atsakomybės neša žemės ir miškų savininkai ir kiek šitam žaidime dalyvauja valstybė, jeigu žvėris yra valstybės.
Tame tarpe aš čia išskirčiau, dabar pasakysiu, labai nepopuliarų klausimą, kuris dabar visai negvildenamas. Taigi mes turime labai daug valstybinių komercinių plotų, medžioklės plotų, kuriuos valdo miškininkai. Apie tai, apie tų žvėrių padaromą žalą šituose plotuose visiškai nieks nekalba, nes tu pats būdamas savininku, tu neskaičiuosi savo žalos, nes tu būtum kvailas, tu ieškosi tik tai pelno. Priedo tavo užaugintas žvėris, mano brangus miškininkė, darys žalą aplinkiniam plotam ir aplinkiniai plotai, kaip ir, reiškia, mokėdami žalą, kompensuos arba sudarys galimybę vienai iš nuosavybės formų, kaip pasakyti, turtėti. Tai aš manyčiau, kad šitas klausimas irgi visiškai nieko nežada. Tačiau dar tam žalos mechanizme atsivėrė tokios įdomios dalykai kaip apskaičiavimas dronais ir programos. Aš esu buvęs prieš metus vienam pasitarime, tai yra, kur buvo sakyta, kad mes pradėjom dirbti, ten sudėliojom kažkiek tai milijonų ir dabar dar reikia milijonų, ant galo nieks nieko negali paaiškinti, tačiau programos bus, jos bus brangios, aš įžvelgiu tai didelį lobizmą. Didelį lobizmą iš tikrųjų reikėtų pažiūrėti, kas tos dronus turi, reikėtų įvertinti, įvardinti viešai. Ta organizacija, kuri ruošiasi iš to daryti didžiuosius biznius, tai yra su dronai skaičiuoti žalą. Dar konkursas nepradėtas. Bet jau bandymai atliekami. Bandymai atliekami, reiškia, tas, kas atliks, kas turės programą, automatiškai iš tikrųjų tą dalyką ir turės. Aš tiesiog nežinau, bet tokie įdomus klausimai, kas padengs dronų išlaidas, vėl medžiotojai. Nu, kažkur tai tokie dalykai yra ir tada palaukite. O jeigu aš nenoriu, kad mano žalą skaičiuotų dronai, gal aš noriu nuvažiuoti į vietą ir su ruletę pratempti, ne? Priedo dronas niekada neatkreips dėmesį į natūralius netekimus, tai yra į blogą sėklą, blogą sutikimą, užmirkimus ir daugelį kitų dalykų, į blogą ūkininkavimą, vėl nieko to nebus. Iš tikrųjų, gal galima apie tai ir, kaip pasakyti, apsistoti, tačiau šitoje žalos metodikoje vėl viskas mušama į vienus vartus, tai yra medžiotojas moka ir praktiškai nėra jokių rimtų įsipareigojimų žemės ir miškų savininkų. Tai nėra tokių dalykų apie pranešimus, apie grinai apsaugos priemonės tokias. Ten nėra parašyta, kad jeigu dėl apsaugos priemonių. Tai yra švelniai. Ir yra paminėta taip, kad jeigu šalia miško ir ten yra tam tikras atstumas. Tačiau pranešimas medžiotojai, mes nežinom, ką jisai pasėjo, nežinom, kada pasėjo. Ar jisai taikė tas priemonės ar netaikė, tik staiga mes kada sužinom? Sužinom, kada kažkur jau kviečia komisiją padaryti žalą. Realiai tokios savininkų pareigos mane truputėlį, jos yra kaip ir labai žemos iš tikrųjų ir šita žalos paskaičiavimo mechanizmas skatina savininkus iš tikrųjų nesiimti jokių priemonių, o skatina dusinti medžiotojus, kad jie mokėtų kažkokią tai žalą. Šiaip ir jeigu žiūrint tai, kad visumoje netgi jeigu yra minimali populiacija, bet koks žvėris vis tiek kažkokią tai žalą padarys, ne? Taigi su šito dalyku. Kaip tai sakyti, reikia toleruoti kažkokią natūralią žalą. Taip, tolerancijos ribos. Tolerancijos ribos. Nes mes atimėm iš jo maistą, mes atimėm iš jo mitybinę bazę, atimėm ir mes atėjom į jo teritoriją ir dabar mes norime jį išžudyti dėl to, kad jisai nori valgyti ir dėl to, kad jisai man daro nuostolį. Tačiau aš noriu pasakyti vieną, va čia mane stebina kas? Mane stebina tai, kad šitam svarstyme žalų turėjo įsijungti mūsų aplinkosauginės organizacijos, visuomeninės, nes tai yra tiesioginis spaudimas, reiškia išnaikinti visus žvėris, kurie vaikšto po laukus ir pievas ir juos sudėti konservus. Tai mano brangieji, jūs dabar turėtumėt stovėti kartu su medžiotojais prie aplinkos ministerijos ir žemės ūkio ministerijos ir ieškoti sprendimų, kaip tų žvėrių populiacijas išsaugoti. Jeigu jūs to nedarot, tada aš pasakysiu grubiai, tai yra ką? Užsakomoji aplinkosauga. Jeigu kažkas švilptera, ar mes su 3 plakatais 4 žmonės atsistojam prie aplinkos ministerijos ir visą tai parodom kaip Lietuvos poziciją,
O jeigu iš tikrųjų yra rimti klausimai ir sėdim ten kažkur Rusija ir mes nematom problemų, tai yra blogai. Čia yra labai didelė problema dėl populiacijų visumoje reguliavimo, dėl to, kad per žalą medžiotojai verčiami padaryti tai, kad tų žvėrių nebūtų išvis. Tik tada, kai jų nebus išvis, nebus žalos iš tikrųjų. Ir tas momentas yra toks labai įdomus. Aišku, praktika europinė jos yra įvairios, ne, iš tikrųjų. Ir mes visi sako, va, Lenkijoje, ten taip toliau, ten iš tikrųjų mėsos nieks netempia namo, atiduoda eksportui, duoda žalą, moka. Taip, yra įvairių praktikų, tačiau yra ir draudimai ir taip toliau, bet mes visą laiką ieškome valstybės, prie kurios stengiamės pritraukti savo norus. Tai mes galime rasti valstybių įvairių pavyzdžių, bet aš nemanau, kad mums reikia ieškoti tokių pavyzdžių, kur reikia savo kažkokį kelią. Bet Raimundai, ten toje metodikoje yra irgi paminėti ne tik pasėliai, bet irgi miškams daroma žala, nes jeigu aš teisingai suprantu, prieš to nebuvo šnekama apie miškams, jaunolynams ir želdynams padaryta gyvūnų žalos atlyginimą iš medžiotojų, o dabar yra kalbama apie tai, kaip tai. Taip, tai yra miškas ir dabar ypatingai akcentuojama miškas ir kadangi iš ties yra kalbama jaunolynams ir taip toliau ir iš tikrųjų, žinot, kas mane labai neramina, tai yra tai, kad šiaip miškai iš valstybinio statuso pereina pusiau privato, ne? Tai dabar mes įsivaizduokime taip, kad Lietuvos miškai, daleiskim akcinė bendrovė ir jūs esate tos akcinės bendrovės akcininkas, tai jūs pasakykite, ar jūs taikysit per daug apsaugos priemonių tam, kad sumažinti savo pelną, ar jūs to nedarysit. Aš viskas apsisuka ratu. Ir man labai keista, kad šitas taisyklės juda lygiai greičiai su dronais ir lygiai greičiai su miškų, vienu žodžiu, akcinės bendrovės kūrimu. Tai rodo, kad iš tikrųjų mes permetam visišką tokią įdomią žalą miškams, nes realiai išvengti žalos miškui mes niekados negalėsim, nors ten gyvens vienas briedis, ten gyvens 5 elniai, ta bus visada žala, dėl to, kad jie ten maitinosi tūkstančius metų. Stirnos irgi maitinosi. Stirnos tikrai, ir nieks neįpareigos išleisti. Dabar iš tikrųjų miškininkai išleidžia daug apsaugos priemonės. Priedo šita žala, aš visada sakiau, ne dėl to, kad ant kiek mes tą žalą atlyginam. Įsivaizduokit, kad medžiotojai atmedžiojo tą, ką reikia, minimalią populiaciją, ne, jie atmedžiojo, tai žvėris vis tiek daro žalą. Priedo yra teritorijos, kur negalima medžioti, ne? Vėl kitas teritorija. Vasarą mes negalime medžioti. Dabar ką mes galime medžioti, pasakykite, ne? Šiuo metu, briedžių negalime, elnių negalime nužudyti. O dabar graužia. Taip, dabar yra tam tikslas laikas, kada reikėtų medžioti ten jauniklius, galbūt patelės be jauniklių reikėtų medžioti, nes dabar elniai maitinasi laukose. Pasėliuose ir visur jo labai daug yra. Paskui jo nebus, paskui jie grįžta į mišką. Ir dabar realiai, ir mes iš tikrųjų, ar mes turim apmokėti žalą tada, kada negalime medžioti? Brangieji, va dabar mes nieko negalim padaryti, mes galim geriausią atveju pasakyti, bėkit elniukai į mišką, arba reikia budėti laukose, žinai, ir žinai, jie pritaikys, tie elniai, jie greitai supranta, kad nėra ten pavojus jokio, arba ten dujų šitie, žinai, šaudimai, irgi jie greit supranta, kad ten jokio pavojo nėra, jie nebijo, jau eina į tos pasėlius, į tos rapsus ir kažkur, ir nežinau, pas mus irgi labai Latvijoje dabar šita problema yra aktuali, žalos problema, todėl, kad irgi elnių populiacija žiauriai auga ir daug yra tų nuostolių ir yra ūkininkai, kas stato tvoras, rimtas tvoras, bet elniai greitai supranta, kad, pavyzdžiui, didelis būrys, ten 100 elnių, pavyzdžiui, tą tvorą nunešia ir eina maitintis. Ir paskui dar yra didelė problema jų išvyti iš to laukų aptvertų. Irgi labai didelė problema. Ir tokie, žinai, vietas yra tokios, kur pėda prie pėdos ir jokio žaliumino nėra ant lauko. Labai dideli nuostoliai. Ir dabar, jeigu ta metodika dabar yra nukreipta į medžiotojų kompensacijų didinimą ir atsakomybės didinimą, tai aš galvoju, kad medžiotojų organizacijos turėtų reikalauti iš valstybės, tai tą apskaitą arba kažkokį tyrimą padaryti, kiek tų gyvūnų turi būti. Nes dabar, aš atidariau, tu sakai, prieš ten keletą metų buvo tokia situacija su tiems elniais ir aš pažiūrėjau,
2015-16 metų medžioklės sezone Lietuvoje buvo 33 tūkstančiai elnių. Praeitais metais suskaičiuota 86 tūkstančiai. 50 tūkstančių pliusė. Ir pliusas buvo praeitais metais, palyginant su 2022, buvo 8,5 tūkstančių. Ir kas metus taip auga ta populiacija. Aš pažiūrėjau. Tai maždaug 8 tūkstančius elnių didėja kas met? Taip, nuo 7 iki 9 tūkstančių apytikslai didėja. Tai kitais metais, jeigu čia yra praeitų metų statistika, šiais metais mes dar nežinome apskaitos rezultatus, bet kitais metais bus 100 tūkstančių. 100 tūkstančių elnių. Ar tikrai reikalinga tokia didelė populiacija ir kodėl jie auga taip? Apie populiacijos augimą vėliau. Ką norėjau paklausti? Gali paaiškinti pagal šitą naują metodiką, kokie galvojami yra reikalavimai iš medžiotojų dėl kompensacijos? Kokia bus įtaka? Ne, tai dėl kompensacijos viskas paprasta iš tikrųjų, kai turint omeny medžiotojams kompensacijos, ne? Medžiotojai turi mokėti savininkams, žemės ir miškų savininkams. Taip, jūs juo paskaičiuoja pagal nustatytą laiką, vienu žodžiu, ta komisija, jinai ten nieks nesikeičia, jūs kviečiate komisiją, o ten lygtai numatyta, kad komisija pasirenka apskaičiavimo metodą, bet būtinai yra rekomenduojama dronų, kadangi tai tipo pigiau, greičiau ir taip toliau, nes nieks nori važinėti ir mums paskaičiuoja pagal vidutinį derlingumą, pagal vidutinį supirkimo kainą ir iš tikrųjų tą mums paskaičiuoja žalą, kiek ūkininkas neteko ir mes ją privalom sumokėti. Dėl to žalos paskaičiavimas yra, aš manyčiau, irgi nėra visiškai toks dalykas, dėl to, kad kažkokie tai procentas turėtų būti dėl minimalios populiacijos. Tačiau, kaip jums pasakyti, tie visi mokėjimai, mokėt, ko gero reikės, kurie tą populiaciją laiko žiauriai didelį. Tenka pripažinti, kad mes turime kai kuriuose klubuose daug ir labai daug elnių, ir jie tuos elnius, aš negaliu peikti medžiotojų, jiems reikia nulenkti galvą dėl to, kad tų žaliųjų pasakymas, kad mes mėsininkai netinka. Mes esam tikrieji gamtos mylėtojai, mes saugom tos gyvūnus ir aišku, besaugodami, ko gero, perlenkėm lazdą ir mes jų prisaugojom per daug ir daugelį klubų, ko gero, reikės tą populiacijų kiekį sumažinti ir ko gero ženkliai sumažinti ir niekur nuo to nedingsi. Tačiau tas rodiklis jūs labai gerai pasakėt, kiek jų ten turi būti pagal mitybinę bazę tuose miškuose, kažkas turi būti arbitras. Arbitras turėtų būti, ne kažkas, bet yra valstybė, dėl to, kad yra valstybė žvėris. Dėl to yra tam tikri rajonai, jeigu mes pažiūrėsim ir Kauną, ir Kėdainius, ir Panevėžys, ir tuose rajonuose, kur Jurbarkas, kur yra didelės taurių elnių populiacijos ir ten, kur į laukus išeina, tai iš tikrųjų ten kažko gero valstybė turėtų atlikti kažkokią tai skubę apskaitą ir pasakyti kažkokiam tai klubui, brangieji, jūs arba sumažinat populiaciją iki tiek ir tiek, arba žala bus skaičiuojama pilnu tempu. Jeigu klubas pasirenka tą kelią, kad jas moka žalą ir nori turėti žvėrių, tai irgi variantas toks. Mes turim klubą, kurie medžioja į metus virš 100 elnių, ne? Tai yra nedidelis klubas iš tikrųjų ir realiai, ir jie automatiškai, kada jiems pasakai, gal reikia juos sumažinti, oi sako, mes geriau žalą susimokam. Tai sakau, visumoje, kiek į metus jums kainuoja ta visa tai. Jie pasakė, mūsų biudžetas į metus 40 000 eurų, ne? Sueina, tai reiškia, wow, sakau, tai kur tik, tai ką sako, mes turime malonumą, mes medžiojam, mes ūkininkams atsiskaitom realiai, vienu žodžiu, sumokam nuostolį, susitariam, taip toliau. Reiškia, toks variantas yra tarp vienu žodžiu tarp malonumo, tarp medžioklės ir tarp ūkininkų patys klubas rado kažkokį tai susitarimą ir jie yra, sako, viskas mūsų visi ūkininkai medžiotojai, pas mus viskas tvarkoja, pas mus viskas yra gerai. Tačiau jeigu jūs neranda to balanso, tai yra sunku. Aišku, tokios sumos pinigų yra jau pakankamai didelės, realiai jas reikia, bet įsivaizduoju, kad kada yra medžiojamas toks didelis kiekis gyvūnų, paprasčiausiai didžioji dalis jie pasidaro ir komercinė medžioklė, ne? Iš tikrųjų, kadangi vien patinų apie 30 medžioja, ne, tai jie tos pasidaro komercinė medžioklė. Jie pasidaro komercinę variminę medžioklę. Jie jau padaro tokį įvelką į tam tikrą komercinį pagrindą tą medžioklę, ne? Taigi, lyg tai yra, ir jeigu jiems tai yra gerai, ir jeigu jie randa tokį susitarimą su ūkininkais ir ten nėra oficialių jokių stumdymosi, tai kas yra blogo?
Tai viskas yra taip pat gerai iš tikrųjų. Ir tie visi, aišku, dalis žvėrienos yra oficialiai parduodama kažkur tai, bet ta žvėrienos pardavimo praktika, tai mes pasižiūrėkime mūsų kaimynus Lenkus, ten būreliai beveik didžiąją dalį sumedžiotų gyvūnų parduoda eksportui, tam, kad iš tikrųjų galėtų taip pat padengti žalą, padengti visą kitą, taigi nenori medžiotojų klubus ir būrelius priverčia sukti galvą, arba jeigu tu laikai didesnį kiekį gyvūnų, tai tau reikia daugiau pinigėlių, tau reikia ieškoti iš kur tų pinigėlių paimti ir atsiskaityti su žemės ir miškų savininkais, bet tie susitarimai, jie turi būti ir kažkokia žalos paskaičiavimo metodika protinga irgi turi būti. Kol kas ta žalos paskaičiavimo metodika yra į vienus vartus ir aš manau, kad tai iš tikrųjų, jeigu jie ją ir pasitvirtins, jinai bus skundžiama ir aš manyčiau šitoj, čia ir lobistiniai interesai ir kiti dalykai, jokių analizių, teisinių analizių, dar kitokių pasiekmių niekas nebuvo padaryta, tai yra stumiama po kaldra, bandysim vienytis nors šitoj srityje ir tą dalyką užprotestuoti dėl to, kad tai yra pakankamai sunki našta, ypač medžiotojams, jau kad mes žinome, kad didžioji dalis medžiotojų nėra pasiturintys ir gyvena apie vidutinį lygį arba čiut aukščiau skurdo ribos ir ta oficialiai pripažįstama, ne? Taigi realiai, mes neturim džiaugtis, kad kažkoks tai klubas bankrutuos, to neturėtų būti net kalbų. Bet tai gali būti, jeigu mes kalbam apie žalą, tai irgi gali atsitikti. Tai, gali atsitikti. Taip, ateityje, aš matau, pasiekmes galėtų būti kažkam ne visai malonus, kaip tu sakai, kažkoks būrelis gali prarasti ten plotus arba likviduoti, todėl kad negali sumokėti ten tas žalas, arba eisim link komercinės medžioklės. Ir daugelis medžiotojų nelabai mėgsta komercinį medžioklę, sako, čia mes patys medžiojame ir mums tai malonu ir viskas bla bla bla, ir kodėl reikia leisti svetimus žmonės ir kodėl parduoti mėsą, tai nežinai, neetiška, tokiu irgi yra nuomonių. Ir dar kitas klausimas, klausyk, jeigu einame link komercinės medžioklės, o dabar pasakysiu tokius žodžius, kad aš žinau, kad man mėsas šitas su pomidorais į mane puls medžiotojai. Nieks dar nekalba apie medžioklės, tokias komercinės medžioklės pinigus, ką medžiotojų būreliai gauna. Ir kaip jie ten jūs oficialiai, neoficialiai naudoja. Nes mes žinome, kad komercinė medžioklė yra skirtinga. Kiti su italais ir ispanais dirba slankų medžioklėje, kiti ten elnius briedžius prekiauja, ten vilkus arba šitos stirninus. O kaip tie pinigai paskui yra oficialiai, neoficialiai, tai kitas klausimas. Ir aš galvoju, kad ateityje kažkur toliau į priekį, jeigu žiūrint, tai šitas klausimas irgi bus pakeltas. Aš manyčiau, iš tikrųjų, jeigu pradedame organizuoti komercinės medžioklės, tai yra komercinė veikla ir atsiranda pelno mokestis. Ir visiškai kitokia buhalterija. Dabar iš tikrųjų daugelis to labai ir nenori, dėl to, kad iš ties tai yra gamtosauginė veikla, švietėjiška veikla ir tie dalykai, kada klubai ir būreliai nemoka pelno mokesčio iš tikrųjų, mes kaip pasakyti, deklaruojame, kad mes išsilaikome iš nario mokesčio, kurį mes susirenkame iš tikrųjų visi klubo narių, bet jeigu atsiranda užsieniečiai, automatiškai mes pakliūvame į tokią naują apžvalgos zoną, kada iš tikrųjų mes turime oficialiai gauti pinigus ir oficialiai skaičiuoti pelną, dėl to, kad nuo šitos sumos tas pelnas privalės būti mokėtas ir niekur nuo to nedingsi, nes anksčiau ar vėliau ateis mokesčių inspekcija ir tą dalyką patikrins ir tai galima padaryti vieną ar antrą kartą. Ir tie, kas to užsiima, tai ir daro. Lygiai taip pat mes turime puikiai klubų ir būrelių, kurie sėkmingai, netgi realiai gaudami, mokėdami svečių mokesčius ir taip toliau, iš tikrųjų juos rodo, kaip deklaruoja ir traukia buhalteriniai veikloj ir yra ne vienas klubas ir būrelis buvęs, kuris yra buvęs ir patikrintas, ir pasižiūrėtas ir taip toliau. Taigi šitas sritis pakankamai, ko gero, dar nenori ją lysti gilin, bet jinai tokia yra labai slidi. Iš tikrųjų, viskas gerai, kol viskas susiveda į tipinį nario mokesčio surinkimą. Vienu žodžiu, šitą paskui arba paramos gavimą. Tai yra du punktai, kurie yra, tačiau jeigu mes lystume daugiau, tai prasideda įdomus žaidimai ir viskas priklauso nuo
dėdės ir tetos, kurie pažiūrės, o kaip šitos pinigėlius apskaitė ir viskas yra tvarkoj, Taip, bet aš aš sakau, nemanau tai nieko. labai įdomus klausimas, tai reikėtų pakalbėti su kažkokiais specialistais, kas užsiima tų visų dalykų buhalterinių, kaip tai galima, kaip tos pinigus galima vartoti, kaip jūs galima paskui naudoti, paskui, bet aš nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet pas mus visuomeninės organizacijos, nu tokius kaip yra medžiotojų būreliai, turi galimybę gauti pinigus normaliai už nežinau, ten medžioklės plotų nuomą arba kažkaip kitaip galima pavadinti, jeigu komercinė medžioklė. Ir paskui, jeigu būrelis naudoja šitus pinigus būrelio reikalams, ten infrastruktūrą statyti, ten nusipirkti druską arba kažką kitą ir turi čekus, tai viskas gerai, mokesčius mokėti nereikia. Nežinau, kaip yra Lietuvoje. Jeigu kažkas žino, tai parašykit komentaruose, kaip tą situaciją galėtų spręsti. Bet aš matau, kad šitas klausimas bus pakeltas. Jeigu bus ta metodika, žalos apskaičiavimo metodika priimta, jeigu visi dabar pradės šnekėti apie tai, kad žalą reikia atlyginti ir medžiotojų būreliams reiks galvoti, iš kur tuos pinigus gauti, tada bus komercinis medžioklės vystinimas. Taip, jos būtinai bus. Mes to neišvengsim iš tikrųjų ir tai normali praktika, visi tai užsima. Tai visam pasaulyje yra įsikristalizuoja. Žinot, pas mus reikia pripažinti, kad mes kai kuriuose klausimuose truputėlį mastom, pasakysi tą kvailą žodį tarybiškai, ne? Mes įsivaizduojam, kad man medžioklė turi duoti vos ne pelną. Aš atėjau ir aš paskaičiavau, kad sumokėjau nario mokestį 300 eurų ir aš tikrai už tos 300 eurų ten turiu kažkokį kumpį, taip toliau prasinešti. Pas daugelį sako, wow, čia man kartais nustemba, kad žmogui reikia susimokėti 200 eurų nario mokestį klubui, tai yra nepakeliamas našta. Tai aš drąsiai pasakau, mano brangieji. Per metus, o ne per mėnesį, per metus. Per metus. Ir iš tikrųjų, aš sakau, brangieji, mes nemastykim taip, medžioklė tai yra vienas iš brangiausių užsiėmimų ir niekur nuo to nedingsi. Ir jeigu iš tikrųjų atsiranda galimybė, kad aš negaliu susimokėti, nieko nepadarysi, prisėsai žvejoti. Tai irgi nepopuliariai pasakiau. Nors žvejoti kokybiškai yra brangiau negu medžioti. Tai valtį reikia ir ten miškį reikia. Visko reikia. Taigi. Ir be to, ant vandens yra, man atrodo, yra šalta. Ir visada reikia galvoti apie kažkokią aprangą specialiai ir batus. Aš negaliu įsivaizduoti. Man patinka žvejoti. Aš galiu sėdėti 4 valandas minus 20 laipsniuose bokštelėje galiu sėdėti. Bet kad aš sėdėtų ant ledo ir gaudytų ten kažkokią žuvytę, ne. Visiškai ne tam jūsų tvirta, viskas yra gerai. Ai, visiškai ne. Aš mėgstu žuvis akvariume arba ant šito kepsnio. Ant keptuvės. Ant keptuvės. Tikrai. Klausyk, grįžtam prie elnių. Tai jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok, 100 000 elnių, ar tai yra, tokia normali populiacija Lietuvoje, arba reikia kažką daryti? Ir aš irgi galvoju apie tai, kad kuo daugiau yra gyvūnų, tuo greičiau jie veisisi. Tai bus kažkoks demografinis sprogimas, aš galvoju, to elnių populiacijos ir kaip jį paskui galės sutvarkyti, nes medžioklės sezonas yra toks, kaip yra. Ir medžiotojų, kaip taip pasakyti, galimybės sumedžioti kažkokią elnių kiekį yra tokius, kokius yra. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo sumedžiota, kuris liko, aš atidariau 14 700, beveik 800 elnių. Ar tai yra pakankamai daug tas sumedžiojimo lygis? Nežinau, koks buvo limitas, bet aš galvoju, kad nesumedžiota kažkokį 20-30% iš limito. Nežinau, turi informacijos dėl sumedžiojimo? Ne, iš tikrųjų šito neturiu informacijos, bet aš taip galiu pasakyti taip, jeigu mes turim šiuo metu skaičiuojam, kad 80 yra 6 000, ne? Realiai prieaugis mes skaičiuojam 20-25% elnių. Tai ką mes turim? Taigi mes turime kitais metais beveik 100 000. Realiai tai mums reikia medžioti. Šiandieną mes normaliai, kad elnių populiaciją sumažinti, mes turime medžioti daugiau negu prieaugis. Tai yra tiesa ta, kur yra ir iš ties, žiūrint prie visos pagarbos, visai medžiotojų bendruomenė, elnių medžioklę reikia didinti. Ne tik medžiotojų bendruomenė, bet irgi valstybės įstaigoms. Todėl, kad jūs ir savivaldybė kartu ten nustato tos limitus, kiek daug reikėtų medžioti.
Mes su tavim šnekėjome apie elnių populiaciją ir jos dydį ir ką mes su ją darysime. Tai aišku, kad elnių yra daug ir populiacija auga, bet ar medžiotojų galimybės, ar jiems suteiktos galimybės yra pakankamos, kad galėtų kontroliuoti šitą didelį populiaciją? Kaip tu manai? Aš manyčiau, kad vis dėlto medžiotojai turi pakankamas galimybės sukontroliuoti tą, reiškia, ne tik tai tauriųjų elnių populiaciją, kadangi jinai didėja iš tikrųjų ir šernų populiacija vėl atsistatinėja, ir briedžių populiacija didėja. Aš manau, kad mes turim visas galimybės, juolab išties, kad tiek tauriųjų elnių, tiek patinus, tiek pateles mes galime medžioti ir palaukiminėje medžioklėje, ir variminėje medžioklėje. Aišku, jeigu būtų priimtas labai protingas sprendimas ir naktinio matymo realiai iš tikrųjų optikos būtų leistos naudoti visose medžioklėse ir visiems gyvūnam, tai būtų labai protingas, aš manyčiau, sprendimas, bet kadangi tai yra padaryta tik tai yra šernams ir plėšrūnams, taigi šita situacija truputėlį tapo daugmaž sudėtingesnė, dėl to, kad tai vis dėlto naktinis gyvūnas, tai yra naktinis gyvūnas, o variminės medžioklės metu dėja šūvio kokybė nėra iki galo tokia garantuota, dėl to mes daugelį atvejų padarome kartais atrankos metodiką arba atrankinės medžioklės principai variminėje medžioklėje yra truputėlį sunkiau įgyvendinami, tačiau visą tai mes galim padaryti, reikia medžiotojams tik tai noro ir truputėlį tą didžiąją meilę gamtai jau reikia prislopinti, reikia pasakyti stop elninių žvėrių augimui. Stop elninių žvėrių augimui, nes tai veda į niekur. Tarp kitko, aš jums pasakysiu, aš prisimenu, vėl dabar mane apkaltinsit, kažkokius tai tarybinius laikus prieš pat atkuriant nepriklausomybę mes turėjome Jonišky ir tuose miškuose labai didelę tauriųjų elnių populiacijos kritimą dėl per didelės populiacijos. Ir mes tada važinėjome į tuos miškus, netgi rinkti ragų, ir mes Biržėse ir visur kitur matėme daug kritusių, ypatingai jauniklių, dėl to, kad tai buvo grinai mitybinės bazės trūkumas, taip toliau, tai yra labai didelė elnių populiacija, dabar einam link to. Aš manyčiau, kad jinai eina link sprogimo, jūs labai teisingai pasakė, dėl to, kad tai yra, turint tokį didelį kiekį patelių, produktyvių patelių iš tikrųjų ir taip toliau, kurios kiekvienais metais iš tikrųjų esant gerai mitybiniai baziai, realiai normaliai didžioji dalis, dabar žiūriu, kai jas stebėjau, beveik didžioji dalis veda 2, o ne 1, didžioji dalis atsiveda 2. Labai gera. Jo, mitybinė bazė yra gera. Taigi mes pasižiūrėkime, iš tikrųjų atmedžiojamas 20% ir daugiau nuo prieaugio, tai turi būti leistina. Ir antras dalykas, iš tikrųjų, ir kelinti metai susidurėme su tai, kad limitų skirstymo komisijos ar dar kažkas, kurie kartais bando nustatyti, kad čia negalima, jūs netiek, taip toliau, aš manyčiau, jie visiškai neteisūs, dėl to, kad žalos apskaičiavimo mechanizme, ko aš dar pirmai nepasakiau, yra be galo svarbus dalykas. Jeigu limitai yra nustatomi ne tokie, kokie prašo medžiotojas, yra padaroma žala, tai automatiškai realiai tada ta žala nėra skaičiuojama ir tada tegu ta komisija, kuri priima vienokius ar kitokius sprendimus. Turi būti atsakinga už tai. Jo, turi būti atsakinga iš tikrųjų realiai. Nes šiandieną, aišku, visoje šalyje tauriųjų elnių populiacija yra per didelė. Galbūt biški mes su ją turime tokią ribotą prastose žemėse, tai Vilniaus link Šalčininkų, ko gero, gal mes turim Varėną, Druskininkai, va šituose kraštuose, Alytus, šituose kraštuose, kur žemės yra prastesnės, kur didelė tauriųjų elnių populiacija yra truputėlį mažesnė, dalį ir jinai neviršė, ko gero, minimalios populiacijos, nors mes ir ten džiaugiamės gerais trofėjais ir gerais, bet šiaip visoje kitoje Lietuvos dalyje, tai yra, aš manyčiau, kad populiacija didelė ir medžiotojai tikrai turi galimybę, ir aš jūs visus kviečiu tauriųjų elnių populiaciją sumažinti nors 30%, nes jeigu mes to nepadarysime, visą tai veda į niekur ir visą tai veda jūsų didelius nuostolius ir jūs neturėsite jokių kontrargumentų, nes jeigu išties teisiniai ginčiai ir bus atlikta žvėrių apskaita, ar ta žvėrių apskaita viršys daugiau negu yra miško talpumas, tada, atsiprašau, tai yra, aš manau, kad brangus medžiotojai, agituoju medžioti aktyviau, vienu žodžiu šitą ypatingai tauruosius elnius,
Kas liečia žvėrių, kas liečia briedžių populiaciją, kuri jinai irgi pagal apskaitą, jūs puikiai žinot, kad mes dabar turime beveik 21 000 briedžių, ane? Iš tikrųjų, jeigu bet jinai didėja į metus maždaug 200-300, nors sąžiningai aš to netikiu. Aš manau, kad briedžių populiacija truputėlį yra išpūsta ir mes niekados net medžiojame briedžių patinų per visą Respubliką. Daugelį atvejų mes ant briedžių patinų limito pildom jauniklius, kadangi tai yra įmanomas variantas. Taigi irgi, iš kitos pusės tai ir gerai, galbūt, kadangi neturėdami mes atsiėmė tokią, darome kažkokią tai atranką, bet jauniklio atmedžiojimas ant patino licenzijos nėra pats geriausias sprendimas, ne? Tai yra daug protingiau, galbūt persinusia kokią nors patelę medžioti ir dar kažką tai. Tačiau su tauraisiais elniais situacija, aš manau, yra pakankamai sudėtinga. Su stirnom jūs puikiai žinote, kad stirnos tokia populiacija yra stabili ir ją tik tai biški vilkai šoktelna, didesnis kiekis, iš karto stirnų apskaita 2000 per Lietuvą mažesnė. Taigi, ir sukasi kažkur tai. Realiai, tarp 16 ir 18 tūkstančių visada sukasi, tai 16, tai 17, tai 18, bet niekad gyvenime nebuvo daugiau. O su šernais tenka vėl pripažinti, kad nekuriuose rajonuose, praėjus afrikiniam kiaulių marui, medžiotojai staiga, nėra nei vieno šerno ir staiga atsiranda tie keli šernės, visi jas išbučiuot norim iš laimės tas mamas, kurios vedžiojasi tos dryžuotus, fainus šerniukus, ką darysi, toks gyvenimas, medžiotojas vėl nėra toks piktas, mes tikrai norime, kad miške būtų visko. Taigi, manau, laukia toks laikotarpis, kada reikės suremti pečius ir populiaciją, ypač taurųjų elnių, mes privalėsim sumažinti. Mes neturime paprasčiausiai kito kelio, nes arba reikia labai turėti daug pinigėlių, arba populiaciją reikia sumažinti apie 30%. Taip, apie 30% būtų gerai. Bet kokios ateityje pasekmės tu matai, jeigu, pavyzdžiui, elnių populiaciją mes išlaikom, mūsų tą įvaizdį ir ne įvaizdį, bet mūsų tą požiūrį į elnių populiaciją, jeigu mes išlaikom kaip iki šiol, žodžiu, nesumedžiojam viską, ką reikia sumedžioti, nemažinam tą populiaciją, tai kokios pasekmės galėtų būti? Aš manyčiau, pasekmės iš tikrųjų susives į tai, kad bus skaičiuojami žiauriai dideli nuostoliai, tiek miškams, tiek žemės ūkiai. Ir mes niekur nuo to klubai ir būreliai niekur nedings. Jeigu jie turės daug pinigėlių, tai ko gero galės mokėti, bet jeigu yra dideli laukai, tai ko gero žemės savininkams netgi ko gero neapsimokės sėti. Nes ką tu pasėsi, nors pasėti apsimokės, visada gausi už žalą. Gal irgi, ir šiaip aš manyčiau, sekantį etapą, tai per didelis žvėrių skaičius ir nekokybiška mitybinė bazė išaugs ligas, gali išaugti ligas ir tai yra visam pasaulyje praktika. Kitas dalykas, iš tikrųjų, mes prarasime bandos kokybę. Kokybę kaip sveikatos požiūriu ir kokybę kaip trofėjinių požiūriu. Tai visko yra jau per daug. Visko yra per daug ir aš manyčiau, kad iš ties realiai visada būna geriau, jeigu žiūrėtume, kaip yra trofėjinė, tai yra kaip ragus ir visa kita, tai kada per didelis kiekis patinų vėl yra blogai. Iš tikrųjų, tai turi būti tam, kada konkurencija, tam didelė konkurencija, o kadangi yra daug patelių, daug prastų patinų ir iš tikrųjų patelėm reikia patinų, tada tie prastieji patinai, kurie iš tikrųjų, geriųjų patinų yra gal nedaug ir jie nesugeba pasėti sėklos, tada iš tikrųjų dalį sėklos sėja prasti patinai, tada automatiškai mes turime bandos kokybė tiek fizinė, tiek trofėjinė prasme, jinai mažės. Jinai mažės ir iš tikrųjų aš įžvelgiu, kad praeis 2-3 metai, tai yra ligos, tai yra iš tikrųjų trofėjinė kokybė mažėja, tai yra žala didėja ir tai veda į niekur. Tai veda į niekur, anksčiau ar vėliau mes tą dalyką turėsime pasiekti. Ir galų gale mitybinė bazė, būkim objektyvūs. Mitybinė bazė, mes negalime viską suversti į vasarinę mitybinę bazę. Tai yra žemės, žemės savininkai. Tačiau žiemos metu ką jie turės valgyti? Jie turės valgyti mišką. Jie turės valgyti šakeles, žieveles. Rapsai yra dar ir rapsas. Jie labai mėgsta. Dar rapsai, jo, taip toliau.
Taigi, bet vis tiek tai yra žiemos metu po sniegu, jie, taip, yra žieminis rapsas, kurios su juo viskas tvarkoj, tačiau miškui taip pat bus daroma daug didesnė žala ir iš tikrųjų mes negalėsime džiaugtis, kad privežėm cukrinių runkelių ir taip toliau. Cukrinių runkelių buvimas irgi nėra visiškai geras. Dėl to, kad cukriniai runkeliai iššaukia didesnį žievės ir šakelių valgymą, nes jie sugriauna bendrą virškinimo sistemą. Tai yra dėl to, kad atvežėm cukrinių, tai jie lygiai tiek pat pagal tą metodiką turi suvalgyti žievės ir šakelių. Ir šalia rapsų laukų taip pat, jie irgi eina į mišką. Taip, kad atstatyti rūgščių sistemą, virškinimą, taip toliau, atrajojimo galimybės. Ir taigi situacija aš matau tragiška ir agituoju dar kartą visus medžiotojus, būkit geri, susitvarkykit populiacijas, pasilikit stipres, geras, perspektyvės pateles, atmedžiokit bet kokius jaunus, sergančius patinus, neperspektyvius ir taip toliau, tam, kad galėtume normaliai džiaugtis pakankamai maža, bet gera taurių elnių populiacija, kiekvienas klubas. Taip, tarp kito, su patelių medžioklė yra taip pat kaip su šernų medžioklė. Jeigu kas nežino, tą pirmą, antrą, trečią patelę iš būrių medžioti nereikia, reikia medžioti tas, kurios paskutinis eina. Todėl, kad tas jaunesnis, silpnesnis, taip yra. Todėl, kad aš kalbėjau su elnių medžiotojais, tai patelių būrį vadovauja ta irgi senesnė, patyrusi patelė, tokia jau elnė, ir jį nereikia medžioti, nes jeigu tą vadovė sumedžiosi, tas būris gali išardytis, jos eis kažkur, pasidalins, nebus toks didelis ir vieningas toks būris. Žinot, aš jums tik pridėsiu tai yra vedlė, ne? Vedlių pozicija yra daugelėje pasaulio valstybių žiūrima labai įdomiai. Jeigu sumedžioja, pavyzdžiui, Vokietija yra bauda net už vedlės sumedžiojimą, dėl to, kad vedlė tai yra turtas. Vedlė žino savo gyvenimo plotus, vedlė mokina visus, vedlė pasižiūri, tai išties, tai yra vedlė yra turtas ir vedlės reikia saugoti ir dėl to išties. O po to atrankos klausimai, iš tikrųjų labai puikiai matosi, jeigu jūs ateisite palaukiminėse medžioklėse, ne? Bet šiaip, jeigu žiūrėt, kadangi aš elnius pakankamai dažnai stebiu ir dabar, geriausias stebėjimas tai yra ryte, ganyklose. Iš tikrųjų, čiut saulė išvės, visą kitą, kada jie lengvai, tada matosi visas būrys, galima atrinkti, matosi, iš tikrųjų, šiandieną vieną būrį seku jau kiek metų ir galėjau pasakyti, kiek buvo pavasarį, kiek dabar ir man buvo keista, iš tikrųjų, kad iš 7 patelių 5 turi jauniklius ir iš jų 3 turi dvynukus, tai yra fantastika, iš tikrųjų labai viskas gerai. Bet šiaip lyg tai neturėtų jie būriuotis tokiu laiku, bet kadangi yra vilkai, mamos bet kokiu atveju po gimdymo, kai tik elniukai pradeda vaikščioti, iš karto eina į būrius, apsiginti geriau, viskas yra tvarkoj. Taigi atrinkti mamas, kurios aš suprantu, kad tai yra mama, kurios tos dvi jos dar negali turėti vaikų, nes jos tik praeitų metų jauniklės, jos rujos va šį rudenį, mes lauksime ne rugsėjo mėnesį, bet va tas tokios, kurios mes dažnai, jeigu stebim ir žinom, kažką tai atrinkti galim. Arba tada iš tikrųjų, kada toks skaičius yra šimtais, tada daugelis nueina tuo keliu, kad jau tada iš tikrųjų grinai atrinkti, kada ateina būrys, ko gero 40-50, vedlės atrinkti galima. Tačiau po to būryje, aš manyčiau, bet vis tiek turėtų nemedžioti. Figūrą seną pažins visi, ne? Iš tikrųjų tokias pateles, kurios 2, 3, 4 metų, jos reikėtų pasaugoti dėl to, kad tai perspektyvios, galingos, sveikos mamos. Jeigu jos kasmet gimdo jauniklius, iš tikrųjų jas reikėtų pasisaugoti. Bet tai yra atrankos medžioklė ir kiekvienas klubas tą ūkį turi tvarkytis normaliai, iš tikrųjų, taigi niekur nuo to nedingsi. Kaip vienas medžiotojas pasakė, atrankos medžioklė reiškia, mes medžiojam tą, ką reikia pagal situaciją. Situacija dabar yra tokia, kad reikia medžioti patelės. Aišku, kad geriau atrinkti jaunas patelės, dar galima, aišku, žiūrėti, ar nesužeista, ar neligota. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu patelė turi 3 jauniklius, tai irgi nelabai ją reikėtų išimti. Taip, ją reikėtų išimti ir jauniklius reikia išimti, nes tas genas eina toliau. Bet dar aš galvoju apie dar 2 pasekmes. Jeigu ta populiacija nebus sumažinta, tai aš galvoju, kad daugės
eismo atsitikimų skaičiai, ne tik su stirnomis, kaip mes visi žinome, tai stirnas dažniausia priežastis, bet ir su elniais bus eismo atsitikimai gali būti. Tai ne, tai jų visada yra. Taip. Kiekvienam rajone yra ir ypač rujos metu, kada migruoja į rujos vietas, į ganyklas, taip toliau, tai išties nėra rajonų, bet aišku, kaip nekeista, taurieji elniai rečiau pakliūva jūs į autoįvykius. Bet jeigu jų daugės. Jeigu daug ne, tai visą tai bus tvarkoja, viskas. Taigi problemos yra ir niekur mes nuo jų nepasislėpsim. Jos yra. Taip, ir yra dar viena pasekmė, apie kokią nelabai daug kalbo. Ir dabar aš šitą pavasarį visą laiką galvoju, kodėl stirnų populiacija mažėja Lietuvoje. Pagal apskaitą praeitais metais buvo minus beveik 5000 stirnų. O reikėtų... Jūs turite taip, aš tiesiog nežinau, kodėl jūs turite omeny stirnų, ne? Stirnas. Tai aš dabar žiūriu, kad ta sumažėjo ir dėl to jinai, žinot, aš manau vis dėlto vilkai ir lūšis, tai jos pasiima savo dalį. Vilkai ir lūšis irgi, bet yra taip, kur yra daug elnių, tur stirnų mažėja. Taip, tai yra mitybinė bazė. Ir dar vienas variantas, iš tikrųjų, stirnų mažėja, šiaip mes, ko gero, nepamirškim rapso laukai. Rapso laukai iš ties pavasariais mes labai su jumoru žiūrime į tas jauniklius, pirmametukus, kurie vaikšto apgirtę, lenda prie žmonių bučiuotis. Bet jie paprastai paskui nugaišta. Jo, tai yra kepenų lygos, kepenų cirozė ir prie to jie tampa aukomis. Alkoholikai. Tai pilnumai alkoholikai. Pilnas alkoholikai. Jo, ir netgi dabar, aš kiek suprantu, medžioklėtyros laboratorijos kažkokie specialistai buvo prašymas ir praeitais metais aš visiems sakiau, kad jeigu rasit prie rapsų laukų kritusias stirnas, iš karto skambykite į medžioklėtyros laboratoriją, atvažiuos, pasižiūrės specialistai, išims kepenis, darys tyrimus, kiek tai turi įtakos kepenų ir kritimo priežastis ir kiek tai tas maitinimasis turi kepenim, bet šiaip jau tapo įprasta matyti svirduliuojančius jauniklius. Tai yra tuos metinukus, tai yra, kurie vaikšto, bet nereikia pamiršti, kad juos pasiima nuo lapės, šunio, vilko, lūšies ir žmogaus. Visada tokį norisi parsinešti namo į tvartą ar pagydyti, ne? O po to, kada jis į tvartą jau darosi įdomiau su juo, bet iš ties tai yra ta populiacija, jinai mažėja ir rapsų laukai, kaip nekeista, traukia visus žvėris ir atrodo, briedis neturėtų eiti. Oi, briedžiai guli rapsų laukuose. Ateina, taip, ir valgo. Nuleidžia ant kelienių ir valgo kaip toks ekskavatorius, ne, bet kaip kombainas eina, njam. Taip yra, taip. Taigi šitoje situacijoje iš ties ir kitas dalykas, aš manau, kad tos apskaitos klubai pradėjo ją rodyti teisingą. Kad nėra prasmės kažką tai daryti. Stirnų yra pakankamai daug, taip yra leidžiama. Tarp kitko, ką dar norėjau paklausti, kaip jūs žiūrite, jeigu, pavyzdžiui, būtų panaikintas elnių medžioklės limitas? Koks būtų medžiotojų požiūris? Žinot, aš įžvelgiu čia vieną paprastą baimę. Paprastą baimę tai išvelgiu tame, kad iš ties, jeigu mes galim panaikinti elniams ir briedžiams, aš negalvoju, kad kažkas keistusi. Kad kažkas keistus ir tie žvėris būtų išmedžioti. Tikrai to nebus. Man atrodo, kad mažiau medžiotų, nes tai sunki medžioklė. Bet atsiranda vienas paprastas klausimas dėl žalos. Nes aš jums galiu pasakyti taip, yra miškai, valstybiniai ir privatus. Dabar, kada mes skaičiuojame limitus ir prašome tų limitų, į limitų komisiją eina miškininkai. Ir jie visada pasako, kad tam ir tam miške, tai buvo žala tokia, jie kiekvieną pavasarį tą žalą paskaičiuoja pagal barelius ir ten procentaliai pasako, žala padidėjo ir miškininkai, aš esu tuose komisijoje, pasako, tam būrelyje reikia padidinti sumedžiojimą, vienu žodžiu, šitą elnių arba net stirnų reikia įspėti ir taip toliau, dėl to, kad ten žala didėja. Mes turim to. Ir jeigu po to mes tą atmedžiojam ir vis tiek mums skaičiuoja žalą, mes turime teisinį pagrindą
atmedžiojus, bilinėtis dėl to, kad jeigu mes šitą prarandam visiškai, tai yra tam tikras teisinis mažas pamatukas, ant kurio mes galime atsistoti. Bet jeigu mes panaikinam visus limitus, tai reiškia, į ką mes atsistosim. Taip. Nu vis tiek mes turim nors į limitą, tada reiškia minimali populiacija, kurios valstybė neskaičiuos. Todėl, kad tai labai brangus tyrimas bus, niekam to nereikia. Tai yra taip, jį neskaičiuos, dėl to limito nėra, nieko nėra. Vienintelis klausimas, kas liko man pas jūs, yra tokia teorija, kad selekcinė medžioklė irgi įtakoja elnių gausa. Todėl, kad medžiotojai, kas nori sutvarkyti trofėjų kokybę savo plotuose, ir tokių yra dauguma, aš galvoju, tai reikalauja, nereikalauja, rekomenduoja taisyklės ir įstatymai, kad reikia ten atrankinių būdų medžioti. Tai jeigu būrelis pagrindė galvoja apie tai, kaip pagerinti patinų kokybę ir medžioja patinus, ir jaunus patinus, ir suaugusius patinus, o patelėms daug dėmesio nekreipia, tai rezultate irgi įtakoja elnių populiacijos gausa. Kaip jums tokia teorija? Žinot, yra toksai labai įdomi situacija atrankinė medžioklė. Ne? Iš ties anksčiau į tą medžioklę iš vis jinai buvo atrankinė medžioklė. Tai yra arba trofėjinė medžioklė, ko gero reikėtų pasakyti, trofėjų užauginimas. Paskutiniu laiku jau girdžiu tokius įdomias kalbas, kad mums to nereikia, tai reiškia, paleidžiam savieigai. Tai jeigu mes atmetam šitą, reiškia, mes darom mėsinį medžioklę. Jeigu mes darom mėsinį medžioklę, tada mes tampam tie, apie kuriuos kalba žvėriai. Va, jie mėsiniai. Mes nesam mėsiniai. Aš sutinku, nereikia atsisakyti trofėjinės medžioklės. Bet čia mes apie tą pusiausvyrą turėtų kalbėti, kad jeigu mes turim tokią didelį populiaciją, tai negalima galvoti tik apie tai, kad kokius ragus mes užauginsim po 10 metų. Tai po 10 metų mes turim 50 000 daugiau elnių. Jeigu taip žiūrėtume. Ne, tai jeigu mes šiaip iš tikrųjų mes turime tą, ką mes susiplatavom limitą susimedžioti, tačiau patelių medžioklė susiveda į populiacijos gerinimą taip pat. Patelių medžioklė, tų yra sergančių, persenusių, blogai vedančių, realiai, galų gale neįmitusių ir taip toliau, nes jos neįmitimas, tai rodo, kad jos kažkokios tai sutrikimas. Kažkokią problemą turi, taip. Jo, kažkokią problemą. Tai šiaip, jeigu turėti rimtą patinų populiaciją, tai iš tikrųjų mums reikia turėti sveiką patelių populiaciją. Taigi iš tikrųjų visa atrankinė medžioklė ir prasideda nuo patelių tinkamo atmedžiojimo. Ir niekur mes nuo to nedingsim. O su patinais viskas aišku, iš tikrųjų, kada yra labai didelis patinų kiekis dabar pas mus, tai daugelis, šiaip nenori, ko gero, siekiant sumažinti bendrą patinų skaičių, vien tik tai, kad jie visi būtų, žiauriai atrankiniai, beveik to nepavyks išvengti, dėl to, kad iš ties daugelis bus ribinių, nes paskutiniu metu aš atkreipiau dėmesį, kad mes turime daug elnių, kurie turi, tokio zelandiško, reiškia, elnio genų. Ir dėl to, kad jie visi jau praktiškai 4, 5, jau jie yra visi beveik perspektyvūs. Ir aš esu niekad gyvenime to nebuvęs, bet ypatingai yra Dviliški šauliai, Panevėžys tam krašte, matom 4, 5 ragus, jie visi medaliniai. Tai realiai rodo, kad tai yra genas, man tai yra skaudu pripažinti, bet tai nėra to seno europinio populiacijos. Iš tikrųjų yra truputėlį tie elniai iš voljerų, kurie jau žinot, yra galingi patinai, taip toliau, ir tas genas gerėja. Taigi netgi tos pačios atrankos nuostatai, kuriuos mes dabar vadovaujamės, juos reikėtų peržiūrėti, nes realiai, kada mes matom, didžioji dalis išsiskiria vienu žodžiu šitą su pentinais, didžioji dalis dabar žiūriu, elnių su medžiojimu 3, 4 ragais visi turi pentinus. Aš nesuprantu, kodėl, tai yra arba vilkinės atšakos, atšakos, arba vilkinės atšakos, Tai tų visų, jie turi tokį bendrą bruožą, aišku, pagal atrankos nuostatus, juos jau reikia imti, Vokiečiai irgi sako, jie irgi turi tokio stilaus, galima sakyti, elnių ragus ir jie visus atmedžioja kaip atrankinius. Jo, nepriklausomai, kad jisai gali būti medalinis, nepriklausomai, kad jisai jau 3, 4 ragai juos reikia atmedžioti. Taigi, iš tikrųjų, tokia
tokia dabar, toks laikotarpis labai įdomus, tokia genetika truputėlį tampa įdomi. Realiai su vilkinė atšaka aš jau mačiau ir pas mus apie Daugus, jau vieną kartą matau du patinus savo akim netikiu. Visą gyvenimą elnius seku ir niekad nemačiau su vilkinė mataukom. Dabar eina du gražuoliai ir abu galvoju, iš kur čia jie atsirado. Taigi, iš tikrųjų galimybė plėstis, galimybė atrinkti, galimybė paimti geresnius variantus medžiotojams atsirado. Ir ta galimybė tokia, dabar tik tai mano brangieji, tik jūs parodykit sveiką protą, padirbėkim iš tikrųjų ir tą populiaciją pasilikom kokybišką, gerų patinų, sveikų ir bręstančių patelių populiacija, viskas yra gerai iš tikrųjų, nes tik yra senai sakyta, tik iš stiprios, sveikos mamos gali gimti ir iš gero tėčio. Ir iš gero tėčio gali gimti geras, tvirtas jauniklis. Taigi viskas yra gerai. Sutinku. Elnių populiaciją reikia truputį mažinti, aišku, išlaikyti, kad visiems būtų gerai, bet irgi ūkininkai ir miškų savininkai turi atsiminti, kad natūraliai kažkokia natūraliai žala bus. Aišku, kad bus, nes mes nenorim išmedžioti visus gyvūnus, net ir briedžius reikia saugoti. Aišku, gerai, ačiū Jums didelis už nuomonę, Raimondai. Ir kitą kartą pakalbėsime apie kitus kažkokius dalykus. Ir ačiū tada. Ačiū Jums, kad išklausėte. Geros dienos. Medžioklė valio, galima sakyti. Medžioklė valio visada.